o mano tikslas – ledynas. Truputį buvau nuklydęs nuo kelio. Bum! Pakilau į aukščiausią Šiaurės Europos kalnų perėją. Atrodo išdeginta. Ką susiruošė į žygį? Draugai gal stovyklaus. Prasideda 20-oji kelionės diena. Šiandieną manęs laukia žygis link ledyno. Na ką, palapinę turime čia, o mano tikslas va tenais kamputyje. Štai, ledynas. Išėjimo laikas 7:53. Ledynas ten tolumoj, palieku palapinę. Sėkmės. Dar trumpam grįžau, pasiėmiau šalmą. Užsimesiu ant galvos, kai jau pradėsiu kilti labiau į kalną. Per vakarykštį video tikriausiai matėt, kad kai važiavau palei upę, tai jinai buvo tokia mėlynos spalvos, galima sakyti turkio spalvos. Tai va dabar einant perskaičiau pranešimą ant stendo buvo. Tai tokios spalvos gali būti dėl to, kad upė jinai pati yra ledyninės kilmės upė. Tad kas iš ledyno kokios smiltys yra išplaunamos, jos varo į upę ir dėl tų smilčių vanduo kitaip lūžta. Nu, ne vanduo, o saulio šviesa vandenyje kitaip lūžta ir susidaro tokia spalva. Įvairūs tas kelias eina, ir dabar prieinu tokią vietelę. Reiks pereiti kažkaip tokią tešlynę. Takas po truputį pasikeitė, atsirado akmenys ir dabar daug smarkiau pradėjo sustatėti. Truputį buvau nuklydęs nuo kelio, tai lankstą padariau tokį. Bet nėra čia kur paklysti. Slėnį taikau. Reikia pereiti dabar šitą kalvelę. Tai vat maždaug taip tiesiai ir eisiu. Ir kitam slėnė turėtų būti ledynas. Na, atsiveria pirmieji vaizdai ledyno. Aš po truputį kiekvieną žingsnį žiūriu, kur statau, nes akmuo šlapias. Bet van, turim gražuolį. Einam link jo po truputį. Devynios 26 ir ką esu prie Smorstobren ledyno. Štai ir jisai. Bum! Tai tokiu laiku, kai yra jau beveik 9:30, šiandien yra 2023 metai, 8 mėnesio, 29 diena. Pirmą kartą gyvenime paliesiu ledyną. Tuja! Griniausias ledas. Visiškas ledas, truputį smėliuko turi. Tai čia greičiausiai ir yra tas smėliukas, kuris yra išplaunamas į upes ir paskui dėl to upės tokios melsvos. Bet va, visiškas ledas, jokio sniego. Čia jau basomis nepavaikščiosi, reikia kates dėtis. Tokia visuma jaučiasi nuo ledo. O, tūkstančius metų jisai čia guli ir guli. Tikriausiai nuo paskutinio
ledynmečio. Pabūsiu čia truputėlį, dar pasigėrėsiu vaizdais, paskui jau grįždinėsiu. Bet tai užtruko man čia. Galvojau tikrai greičiau užkopsiu, bet va kokias porą valandų buvo kopimas, nors porą kilometrų atstumas. Viskas, žygiuosiu atgal. Galvojau rinktis ilgesnį maršrutą, dar pasivaikščioti, bet žiūriu jau laikas greitai eina, jau arti 10, o čia irgi norėjosi pasibūti, tad bandysiu maždaug tuo pačiu, aš kai į priekį jau tai buvau nuklydęs, tad bandysiu tiesiog pagal šitą maršrutą, kurio ir turėjau ateiti, grįžti atgal. Manau, galima ir nusiprauksti veidą su ledyniniu vandeniu. Bet šaltas. O palapinė išdžiūvus visa bus. Perfekt. Nu, visur čia toks jovalas truputėlį, viskas išmėtyta. Ir prieangi pamėtyta truputį, bet aš jau pasiruošęs pavalgyti. Avižinė košė su bananais ir razinom. Škandu, laukia dar sukilimas, 300 metrų sukilimo, ten kur mašina važiuoja. Perlipsiu šitą kalvą ir tada jau grinai leidimasis, apie 30 gal 40 km link Sognės fjordo. Ir tada jau išsilygins kelias visiškai. Štai taip važiuojant nuo Lom miesto pakilau į aukščiausią Šiaurės Europos kalnų perėją, kurią galima pasiekti automobiliu ar dviračiu. Pasiekta, pakilau iš ano slėnio nuo Lom miesto, paleisiu žemyn dabar link Sognės fjordo. Kilo mintis, galėjau paimti turistų klubo lipdukų. Čia vieną užklijuoti, būtų visai cool. Įveikta perėja, leisiu žemyn ir paskui palei Sognės fjordą važiavimas bus ganėtinai lygus. O anai ten tas ledynas, į kurį šiandien lipau, į kurio pradžios nuėjau. Tad pakilus dar į viršų, dar kokius porą valandų būtų eiti į viršų ir atrodo visiška laukymė būtų ledyno. Upė atrodo tokios melsvos spalvos, turkios spalvos. Tai kaip ir minėjau, nuo sąnašų iš ledyno. Jinai taip ir atrodo. Man reikės į kairę sukti, bet dabar užsuku į miestelį. Tas vandens telkinys po kairę, tai Sognės fjordas, kuris ir įeina paskui į Atlanto vandenyną.
Paturėjom tokį smagų nusileidimą visai. Pabuvau tame miestelėje, vienam viešbutį, padirbau, sumontavau video ir jau dabar baigia įsikelti. Tad ką, prasidės kelias palei Sognės fjordą. Gal dieną kitą palei važiuosiu. Man 30 km iki kelto. Turėtų būti irgi kaip ir pirmasis keltas šioj kelioniai. Neskaitant, kad atsikėliau į Švediją. Tad už 30 km persikelsiu per Sognės fjordą į kitą pusę, į dešinėje, dabar važiuosiu kairiuoju krantu. Netrukus turi laukti ir keletas tunelių, irgi pirmieji tuneliai kelioniai. O, pirmas tunelis. Sustosiu, įsijungsiu švieselę gale. Aha. Vypso, koks tamsus. Oho. Žiauriai tamsus. O, šviečiuosi kelią. Nu, ne per ilgiausias, bet buvo stipriai tamsu, tikrai. Na, užkanda trumpa ir gal ne pati geriausia, pupelės, nuo kurių man, kai valgiau paskutinį kartą tokias pačias, čia tokios first price su tomatų pupelės. Kai valgiau žiauriai, paskui sūrų buvo, bet pamaišysiu dar su bananu. Nedaug važiuoti šiandien, tai nieko, tas sūrimas ne per daug pabus iki vakarienės, truputį palaikys gal. Tai va, perkandu ir važiuosim. Tas Sognės fjordas kol kas laikosi irgi tokio turkios spalvos, tai melsvas, tai žalias, tikriausiai irgi nuo ledyno vandens. Gražus tikrai vaizdas. Viskas, išvažiuoju, turiu švieselę ant galvos, nes netrukus bus tunelis. Skaičiau komentarus apie tą tunelį, tai rašė pats baisiausias tunelis, kuriuo esu važiavęs. Tai bus gal ir įkalnė šiek tiek tam tunelį ir jis turėtų būti ilgas, gal kilometrų net. Bet kaip ir leidžiama dviračiais važiuoti. Tai rytoj ir keltus pažiūrėjau apie 15:08 ryte. O iki kelto man dar 27 km. Dabar yra... Ai, nerodo. Dabar yra po 6:40. Bet norėčiau dar tuos kilometrus padaryti ir rytoj pirmą keltą suspėti. Nes kitas keltas tik tais jau pusė 11. Tai jau ganėtinai nemažai dienos išsieikvos. Tad bandau varyti keltą suspėti dabar. Nu, ant rytojaus keltą suspėti. When you got the creep, I'm not posters on your wall. I'm a human after all, and I'm tired of being emotional. Labas vakarėlis, atvykau į Urnės miestelį. Ir iš šito miestelio kelsius į kitą fjordo pusę rytoj ryte. Tai spėjau atvažiuoti iki sutemstant. Ir pakilau dar aplankysiu šito miestelio bažnyčią, kuri yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Bažnyčios kvapą jau nuo tolo jaučiu. Jinai vadinasi Urnės Stave Church. Staves tai reiškia kaip kuolai tokie, bet nedidelė. Ir kapinaitės yra. Toks grinai medžio kvapas jaučiasi. Jinai kaip ir atrodo išdeginta, bet toks malonus kvapas, toks išdegintas. O, kaip kvepia.
Durys medinės. Rakto skylutė. Nieko nesimato, bet žiauriai senoviškai atrodo. Wow. Ateisiu. Toks medis malonus atrodo. Nieko savo. Gražiai kaip atrodo. Na, įspūdingai. Palieku jau šitą bažnytėlę apie jas. Ir susitinkam palapinį, jau susimatom. Nusileisiu nuo kalno. Oi, kaip kvepia medis. Nusileisiu nuo kalno ir palapinį susimatom. Kaip sakiau, susitinkame palapinį, tai vis dėlto ne palapinėje, bet prie vandens. Ant tiltelio. Aš čia turiu savo spotą. Verdusi vakarienę. Vakarienį verda lęšiai su brokoliais ir kalafiorais. Šiaip tais iš tiesų dabar įdėjau tik tais tų brokolių ir kalafiorų kaip stiebus, galima sakyti, o brokolių lapus sudėjau. Ten tokie būna, ne visi juos mėgsta valgyti, bet sudėjau viską čia. Tai jie pirmą apvirsiu lęšiais, o vat viršūnėlės jau paskui sudėsiu ir apvirsiu. Skelbiu šiandienos video pabaigą. Šiandien buvo labai visko daug. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu tik ką pamatėte šį kanalą, tai kviečiu jį užsiprenumeruoti. Tai padės kanalui augti. Ačiū, kad žiūrit ir iki rytojaus. Iki.